Sveiki, susitinkame su knyga. Grįžtame po vasaros atostogų ir tiesiame tiltą tarp Nyderlandų, kur jau dabar yra vakaras, kaip matot, ir Havajų, kurio diena, kaip matot. Ir kalbėsime šiandien apie naujai perleistą knygą Viena Indija. Ir su mumis yra šios knygos autorė Vaiva Rykštaitė. Labas, Vaiva. Sveiki, aš atsiprašau, kad aš su mažyliu, bet kitaip nebus. Mažiukai, pažiūrėk, kur tavo karka. Labai smagu, kad pakvietėt mane, labai ačiū. Tai labai smagu, kad prisijungė. Taigi, ši knyga pirmą kartą buvo išleista 2014 metais, maždaug beveik prieš 10 metų. Ir dabar jinai perleista naujų formatu, bet galiu šiek tiek parodyti, kaip jis tai labai gražiai atrodo, jis toksai visas žaižaruojantis, jinai labai tikrai stora, labai maloniai skaitosi, kietų viršeliu, va tokia va knyga. Ir kas neskaitė, tai tikrai labai rekomenduoju skaityti, nes aš ją perskaičiau pirmą kartą. Pirmo leidimo neskaičiau, nors apie jį tikrai girdėjau, bet tuo metu gal buvo kažkaip neaktualu arba tiesiog ne mano tema, nežinau, bet šį kartą aš ją perskaičiau tokiom dabartiniam akim, jau skaitydama labai daug knygų ir jas kritikuodama, kiek tai galiu, ir man labai patiko. Iš tiesų, ne taip dažnai man patinka lietuvių autorių knygas ir šiaip visų autorių knygos, kad taip jau iš tikrųjų patiktų. Bet ši labai patiko. Ir dėl ko? Dėl to, kad toks jausmas, kad ji tiesiog sprogo. Jinai tokia, kaip kažkas buvo pasakęs, kad lietuvių autorių knygos dažnai būna išspaustos. Tai jinai tokia visiškai neišspausta. Ir kai pasidomėjau jūsų kūrybinė tokia kaip ir metraščių turbūt, kaip galima sakyti, man atrodo, kad aš esu teisi, nes 2009 metais išėjo pirma knyga, tada po keleto metų pasirodė Plaštakių sindromas antra knyga, o čia buvo trečia knyga iš karto po antros. Tai ar aš esu teisi, ar tikrai ji tokia organiškai sprogusi knyga? Ar sunku ją buvo rašyti ir taip pat lengva kaip skaityti? Lengva labai buvo rašyti. Plaštakių sindromas buvo pirma knyga, Viena Indijoje turbūt trečia. Taip. Karta, nežinau. Bet man sunkiausia tai buvo pirma knyga parašyti, o šita tikrai labai lengvai rašėsi, bet lengvai rašėsi dėl to, kad labai nereikėjo nieko išgalvoti ir nereikėjo beveik, aš researchinau, bet minimaliai. Nes, pavyzdžiui, kai aš kuriu romaną, tada aš jaudinuosi, ar bus įtikinamos vietos, ar neįtikinamos, kaip čia tą herojų sukurti. Tai toks yra tos kūrybinės kančios truputį. O kai, pavyzdžiui, pirmą kartą mamą rašiau, tai tada labai daug dariau tyrimų. Atsiprašau, biškai kitą pusę persidėsiu. Čia taip jau bus šiandieną, nes jisai dabar nusprendė, kad nori teritoriją kleimint savo mamos, kad aš jo esu, o ne jūsų. Tai va, tai pavyzdžiui, kai pirmą kartą mamą rašiau, labai daug ten visokių tyrimų ieškojau, kapščiausi, tai labai toksai buvo procesas sudėtingas. O Viena Indijoje man nei reikėjo nieko išgalvoti, nei man reikėjo nieko researchint, tai toksai gavosi tiesiog aš užrašiau, kaip viskas buvo. Tai iš tos pusės buvo lengviausia. Bet man toks klausimas kyla skaitant, aš kaip supratau, būdama Indijoje, realiai fiziškai jūs rašėt antrąją savo knygą, ne šitą. Tai kaip prisiminti viską tai, kas buvo taip netgi detaliai ir su visom emocijom? Ar atmintis labai gerai? Netrukus parašiau po grįžus. Aš dar, man atrodo, pradėjau rašytis planą Viena Indija irgi Indijoje būdama. Aš buvau daug kartų, ne vieną kartą, ten gal iš viso 6 kelionės yra šitą knygą nugulusios. Tik viena iš jų ilgiausia, kuri truko pusę metų, o kitos po mėnesį. Tai aš va šitą Viena Indijoje labai gerai atsimenu, net kur buvau Kolabos rajone, Mumbajui, tokio kavinukėje atsisėdau ir pradėjau tiesiog dėliotis, ar turėsiu knygą ar ne. Aš dažniausiai, kai sugalvoju, kai planuoju naują knygą, tai aš tokį pasidarau kaip planą, aš užsirašau arba kažkokius pagrindinius kaip temas, arba, pavyzdžiui, Viena Indijoje atveju tai istorijos, trumpas istorijas, kurias epizodus. Ir aš pamačiau, kad aš jų turiu labai daug ir galvoju, turiu knygą jau. Tai ir aš rašiau dienoraštį Indijoje visą laiką, būdama ranka. Tai aš labai daug iš to dienoraščio ėmiau tiesiog. Tai jau dėliojau.
Tai susidariau planą, o paskui tiesiog varčiau savo dienoraščius ir tiesiog kada žodis žodint, kai ką pasižiūrėdavau, arba ypač kur dėl laiko ten, dėl vietovių, dėl pavadinimų. Ir aš į Lonely Planet, mano Lonely Planet tai kaip Biblija. Aš ten visą laiką pasižymėdavau kavinės, apsibraukdavau, kuriuose lankiausi, nes irgi dar internetas buvo, bet jisai nebuvo taip kaip ten, aš apskritai be telefono keliavau, tai man ta knyga buvo labai labai svarbi. Eik su mašinėlėm pažaisti, nu. Argi čia būsiu, niekur nedingsiu. Tai ta Lonely Planet knyga irgi tokia kaip žemėlapis mano kelionių. Ten tie miesteliai, kuriuose aš lankiausi, viešbučiai, kavinės, viskas yra mano apibraukta, vieta, ir taip toliau. Tai aš tą atsimenu Lonely Planet irgi varčiau, kad atsiminčiau. Šiaip ir dabar aš Lonely Planet labai vertinu šitose kelionėse. Aš pastebėjau apie tą Lonely Planet, kažkaip manęs tai labai neįtikino, nežinau kodėl. Ta Lonely Planet man kažkaip... Bet gerai, toliau norėčiau paklausti apie... Jeigu tai buvo dienoraščio, kaip čia pasakyti, pagrindų parašyta knyga, tai mane dar labiau stebina maloniai, ta prasme... Dar didesnį komplimentą galiu duoti. Ačiū. Iš tikrųjų, aš kai skaičiau ją, aš pasirašiau tokius 3 kaip pastabas, grinai savo, jos labai tinka dabar čia viešai pasakyti. Tai pasirašiau taip, kad sveiko proto, sveiko cinizmo ir sveiko smalsumo knyga. Ačiū labai. Tai iš tikrųjų man tokios knygos, prisipažinsiu, žmogus, kuris rašo apie save, nežavi, todėl kad jos būna labai tokios apie save. Tiesiog jos visą laiką sukasi ir aš suprantu dėl ko, nes labai sunku žmogui nulaužti tą savo pasaulio matymą ir kažkaip matyti plačiau, negu jisai mato ir kažkaip vertinti save kaip pasaulio centrą ir patį svarbiausią, patį įdomiausią, patį kažkokį unikaliausią. Bet šitoj knygoj to nebuvo. Tai buvo visiškai sveiko tokio požiūrio į pasaulį knyga ir nebuvo nei tokio egzaltuoto kalbėjimo apie save, koks aš nuostabus arba ten kažkaip tai viską aš puikiai suprantu, nei tokio savęs menkinimo, kaip taip pat būna kartais mūsų literatūroje, kad aš esu vargšas, nelaimingas ir mane visi skriaudžia. Tai kaip pavyko, ar taip natūraliai pavyko visiškai brandžiai papasakoti apie savo patirtis Indijoje, kurios nebuvo tokios paprastos? Labai ačiū už tokius gražius žodžius. Pirmiausia, atsiprašau dėl Radvilo, jisai čia dabar daro ekstra šou mum, bet aš matau, turbūt dėl to labai džiaugiuosi, jeigu pavyko dėl to, kad man irgi žiauriai nepatinka ir lietuvių autorių knygos ir aš negaliu pakęsti kelionių literatūros, nes kelionių literatūra, kai žmogus tiesiog aprašo, ką jisai matė ir kaip ten jam viskas fainai buvo, man tada toks atrodo, toks vos nepuikavimasis. Gerai, kad tu dabar buvai tam, nežinau, Nepale ir ten kažkur valginu, bet kas man iš to? Tai aš pati labai, nemėgstu skaityti tokių ten, kur Jezu atvažiavom ir ten buvo, ten ir ten. Ir lygiai taip pat nemėgstu to tokio aukos sindromo, kur tenai viskas nesiseka, viskas blogai. Tai turbūt aš labai sąmoningai, kai labai degiau įspūdžiais apie knygą, aš atsiprašau, aš jam įjungsiu, bus tada dar blogiau, ką tu nori, Radviliukai. Tai kai aš degiau įspūdžiais apie knygą, ir ne apie knygą, atsiprašau, apie Indiją, ir labai norėjau, jau jaučiau, kad aš turiu pasakoti tą istoriją, tai labai sąmoningai į savęs klausiau, kad kaip rašyti, kad man pačiai būtų įdomu skaityti, kad nebūtų ta knyga, kad oi, aš ten kažkur buvau, kažką mačiau ir dabar tiesiog aprašiau įvykius. Tai man atrodė, kad svarbiausia yra transformacija. Asmenybės, keliavimo būdų ir taip toliau. Tai man atrodė, kad transformacija yra tas dalykas, iš kurio gali kiekvienas gauti naudos, jeigu jinai aprašyta, o ne tik tai, jinai man buvo naudinga. Tai aš dėl to ir pasirinkau rašyti tokiu, tiesiog taip nuoširdžiai tą savo žvilgsnį nuo naivuolės, žioplos turistės, pereiti iki tokios, kur paskui perėjau link dvasinių praktikų, bet jau ne kaip prie produkto, kaip prie kažkokio tai savo tokio individualaus atradimo. Tai va, kalbant apie transformaciją, iš tikrųjų ten buvo labai daug tokių įsimenančių, labai gražių epizodų, tokių, sakyčiau, giliai įsimenančių, tikrai ne vienas. Bet man asmeniškai galbūt, jeigu taip išskirčiau vieną, tai man labiausiai patiko tas epizodas su taurė, kur ten jūs buvot kažkokiame retryte ar kažkokiai paskaitoj ir kažkas pasakojo tą istoriją apie labai gražią taurę ir labai gražią. Ir aišku, jinai turėjo sudužti, bet jinai nesudužo, bet reikia įsivaizduoti, kad jinai yra jau sudužusi.
Ir man tai buvo kažkokia tai knygos tokia gal lūžis, ar tokia, kaip pasakyti, transformacijos pradžia, ar ten nežinau kaip, bet aš tą istoriją taip laikau kaip tokį kultinį tašką. Tarp kitko, man priminė jinai mano pačios neseną patirtį, kai aš buvau vokiečių kapinėse, ten tokiuose senuose Sirijuose. Ir kažkaip pat irgi pagalvojau, žmonės gyveno, kažką darė, kūrė, čia buvo svarbus, kažkokie labai gal talentingi, ypatingi ir pukšt, guli, niekas nežino net kur tu jų kapas, nes čia svetima žemė ir akmenys jau seni ir net vardo nesimato. Ir ta taurė su tais kapais man kažkaip tai koleliavo labai gražiai ir tas toksai, kad nėra čia ko plėšytis, vis tiek niekur nenusiplėšysi, visų tas laukia tas pats. Tai, bet taip labai šviesiai, taip ne juodai. Tai vat, kokia jūsų, kaip jums atrodo, kur vat, pagal jūsų kaip rašytojas, autorės tą tokį požiūrį, ta kulminacija tokia arba tas kertinis toks taškas knygos yra? Dabar, jeigu visai atvirai, tai aš kaip knyga dėliojasi, aš neatsimenu, nes vis tiek aš atsimenu savo pačią kelionę, o ne kaip aš ten į knygą sudėjau. Tai knygai neatsimenu. Apie tą taurę, man atrodo, aš apie vazą, ten ją vazą vadinau. Tai aš ją kaip tik vakar galvojau, irgi vakar Radvilas gėrė gurkšniuką sūnelis iš mano mėgstamiausio puodelio. Aš turiu tokį mėgstamiausią puodelį šiuo metu. Tie puodeliai irgi per gyvenimą keičiasi mėgstamiausi. Turbūt retas, kuris turi visą gyvenimą vieną puodelį. Ir pagalvojau irgi, kaip gaila bus, kad suduš. Ir paskui irgi prisiminiau būtent va tą momentą, kaip galvoju, jis yra jau sudužęs. Kažkur ateityje jis yra jau sudužęs ir aš turiu tik tą akimirką. Ir tai tie dalykai visą, visą, kas vyko Indijoje apskritai, tai mane pakeitė, tai mane pavertė tuo, kas esu šiandien. Turbūt visą laiką kiekviena patirtis mus daro tuo, kas esame šiandien. Bet dar anglakalbiai turi tokią frazę formative years, tie formuojantis metai, tie metai, kai, aš nežinau, nuo ko jie priklauso, ar tik tai nuo asmenybės amžiaus, nes jaunas žmogus yra imlesnis, o kartais galbūt būna ir tiesiog kaip labai ekstremalios patirtis, kurias bet kokiam amžiui žmogų formuoja. Tai Indija man tikrai buvo tie formative years, kai aš buvau tokia labai ir atvira, ir labai imli, ir tuo pačiu užsiėmiau neįgalių žmonių slaugą ir senų, tai tas irgi tokį suteikia kitą matymą. Matau, Tai daug tų patirčių buvo, bet man lūžis tai buvo, ten jau pabaigoje yra, kai važiavau į Ladaką tais keliais ir jie buvo labai pavojingi ir man buvo labai baisu ir ten toksai susidūrimas visai, ten buvo pats gražiausias turbūt kelias pasaulyje, man atrodo, aš paskui vėliau googlinau gražiausi pasaulio keliai, tai tas į Ladaką yra numeris 1. Bet jis yra ir vienas pavojingiausių. Ir aš iki šiol atsimenu tą kelią ir svajoju tą kelią sugrįžti. Man tas kelias tapo kažkokia gyvenimo metafora, nes tai, kas ta laisvė ir saugumas niekada neina kartu. Ir tą irgi supratau, kad Indijoje visada blaškydamas. Bet aš ir savo vyrui sakau, norėčiau tą kelią su juo sugrįžti, jisai toks gal visiems patiktų, bet dabar aš jaučiu atsakomybę, kad man reikia vaikus užauginti, aš negaliu dabar rizikuoti gyvybę dėl to, kad gražu ir to pačiu ir norėčiau, kad vaikai pamatytų tą kelią. Bet irgi nenorėčiau, nes tegul suaugę patys sprendžia, ar jie nori važiuoti, aš nenoriu jų dabar ten vežtis rizikuoti. Tai visas tas važiavimas tuo keliu į Ladaką ir paskui atgal iš Ladako, tai serpantinų keliais, ten kaip buvo kalnų griūtis ir nubirėję keliai ir mašinos priešais mus nukritusios nuo skardžio, žmonės žuvę. Tai turbūt buvo tokia, labiausiai sukrėtusi patirtis. Ir to herojum tapo autobuso vairuotojas, kuris toks mažutis, visai nesusireikšminęs, kaip jis ten mus išvežė. Tai... Puikiai įsivaizduoju tą vairuotoją ir tą mikriuką. Ir man kažkaip labai įstrigo epizodas, kaip reikėjo nueiti savo reikalų kažkur tai viešoje vietoje, kur visi žiūri ir mojuoja ir vos nepyps. Tai tas epizodas. Tai kažkaip man turbūt štai buvo į pabaigą mano kelionės, šitas apskritai paskutinė kelionė mano buvo iki šiol, dar tikiuosi, kad gyvenime ne paskutinė į Indiją, bet ten buvo paskutinės mano ir jau ten atgal važiavimas, tai man buvo toks tarsi vainikavimas. Tu mažiukai tu eik, o aš pabūsiu. Aš atsiprašau. Bet aš jau tiesiog žinau, tardamasi, kad kitaip nebus, kad aš arba niekada, arba turiu su juo kartu daryti šitą bloką. Tai iš kur ta drąsa? Vat irgi toksai labai buitinis klausimas, bet aš galvoju, ne visi žmonės turi, ypatingai
merginos vienas, nu tikrai ne kiekviena išdrįstų be telefono, be interneto. Ar čia tiesiog iš prigimties, ar buvo kažkoks tai postumis, net nežinau kaip čia. Žinot, aš nemanau, kad čia labai drąsu yra. Aš apskritai nebijau, eik mažiukai, aš kitur neįsiu. Aš atsiprašau sekundėlę. Radvilai, aš dabar neįsiu, tu būk čia, aš galiu, daugiau neįsim. Aš socialinių situacijų nebijau, nežinau, niekada gal, kad mama mane auklėjo, kad savim pasitikėčiau, kad mano tėvai išsiskyrė, kitų santuokų sukūrė. Tai aš tiesiog pratusi prie visokių socialiai sudėtingų situacijų ir būti diplomatiška. Ir tai aš niekada nebijau, kai būna kažkokios, ir dabar, pavyzdžiui, ten, tarkim, Havajuose būna kažkokios tai vadinamos socially awkward, tokios nemalonios, keistos situacijos, kur ten turi būti kambarys su žmonėm, 5 nepažįstamais, ir dar ten tarp jų įtampa tvyro, tai aš kaip žuvis vandenį, aš visiškai nebijau tokių dalykų. Tai aš niekada nebijojau žmonių, ta prasme, bet aš tikrai nebuvau drąsi Indijoje, aš buvau labai atsargi. Aš niekada nevaikščiodavau naktimis, niekada neidavau po tamsos, kurdavau istorijas vėliau jau apie kažkur ten keliaujantį mano vyrą, kuris tuo atvyks, kai matydavau, kad ten vyro akis žiba su priekabiavimu. Aš tik pamatuodavau, man tuo metu atrodė. Dar toksai gal buvo ir šiek tiek jaunatviškas maksimalizmas ir naivumas. Manęs nekarto neapvagė Indijoje, nekarto, bet aš manau, kad čia yra vienas racionalus paaiškinimas, kitas iracionalus, tai galiu abu duoti. Manau, kad racionaliai tai aš nepalikdavau, pavyzdžiui, visą laiką nešiausi piniginę diržą aplink pilvą, ten pasas ir kortelę, ir ten kažkokios, tada būdavo, turėjau fotoaparatą ir tos atminties tokie dėkliukai, tai viskas buvo ant pilvo, aš niekada, aš tikrai nesuprantu turistų, kurie įsideda į kuprinės galą piniginę ir pasą ir vaikšto po turgų ir apvagia, tai pats kaltas tada. Tai aš tikrai turiu tą tokį sveiką paskaičiavimą, o be to gal ir iš Lietuvos atvykus, aš, pavyzdžiui, ir dabar ir mano vyras stebisi Havajuose, aš irgi nepasitikiu. Visą laiką mano mama sako, atsargu ir Dievas saugo. Tai aš visą laiką turiu tokį pasitikėk, bet vis tiek būk atsargus. Tai taip turiu, o kita, aš labai tikiu žmonėm ir man atrodo, kad tas energetiniam lygmenį, kai aš esu keletą kartų gyvenime patyrus tokių, kai dirbau parduotuvėse arti apiplėšimo ir aš tikrai esu įsitikinus, kad kai aš juos taip naiviai su šypsena pažiūrėdavau ir pasisveikindavau, jie neapiplėšė manęs. Ir vieną kartą buvo Lietuvoje, kitą kartą buvo Havajuose, tie susidūrimai, kai įbėga į parduotuvę, nori apiplėšti ir neapiplėšė manęs. Ir man atrodo, kad tas energetinis toks mano atvirumas ir matymas žmogaus labai aiškiai, kokios jo yra intencijos ir vis tiek toliau buvimas ne panikoje, o ramybėje ir draugiškume, tas ir Indijoje sustabdė žmonės nuo visokių. Tai va, čia jau reikia būti atitinkamas dvasinės būsenos, kad taip daryti, kad ten važiuoti iš tikrųjų, nes jeigu esi dar nepasiekęs tos dvasinės būsenos, tai matyt visko ten bus ir apiplėšimų ir ko tik nenori. Plėšti čia labai saugu, čia plėšimai ginkluoti, tai gal labiau Pietų Amerikos, net nebuvau, nežinau, bet šiaip tiesiog gali apvogti nematant. Taip, ilga pirščiai. Kavimas tai tikrai vyko ir dažnai, bet čia jau irgi didelė problema ir pasaulyje, ir Indijos, bet vėlgi jis toksai neagresyvus yra. Pavyzdžiui, kaip išprievartavo moteris vėliau Indijoje, tenai pasipylė tos visos naujienos apie prievartavimus. Tai čia buvo kokie 5 metai po to, kai aš keliavau. Tuo metu, kai aš keliavau, buvo negirdėta. O paskui man atrodo, kad jie kažkokiu kolektyviniu lygmeniu, kai vieni išprievartavo, tada tarsi pasirodė, kad visiems kitiems galima ir tada labiau pradėjo prievartauti. Aišku, ten gal kaimuose vietinės moteris tikrai jos patiria smurtą šimtmečiais, bet kad būtų tokie protrūkiai, kaip vyko neseniai, tai man atrodo, čia buvo kažkoks irgi kolektyvinis labai baisus poslinkis, negeras. O kaip su to čaju? Man labai smalsu, tas čajus, taigi ten tokia purvinybė, kaip ten galima jį gerti? Tai nepurvinas, taigi jis karštas, tikrai nėra. Tai jis išviręs, ta prasme, nebėra mikrobų. Tai jis karštas labai. Jį pila iš verdančio virdulio, tokio metalinio, aliuminio, tokio, ne aliuminis gal ten koks jisai, bet toks sidabro spalvos virduliukas tai jisai būna verdantis ir jį pila labai mažą indelį, kaip čerkutė tokia. Tai būtent čajaus aš nebijodavau gerti niekur, nei gatvėje. Radvilai ten gatvėje yra, atsiprašau, mano vaikas, kol aš su jums šneku, jau gatvėje. Radvilai ten gatvėje, tik čia. Tai kaip tik jisai yra labai, tai virintas, kaip arbata karšta.
Tai būtent čiausiai aš nebijodavau gerti su rikšom, ten su visokiais gatvinukais, nes kažkaip jaučiausi, kad nuo čiaus niekada neapsinuodysiu. Bet ir šiaip aš paskui nebebijojau valgyti. Ir gatvės maistą ir visur. O kiek buvo apsinuodijus, tai niekada nežinai nuo ko, nes apsinuodimas tai yra kad pamatai, kad nelabai nori ten valgyti ir neini, o kitur pasižiūrėti. Ir supranti, kad nori. Tai ir Indijai būdavo, kad ten ateina, jeigu ten kažkoks tai vyrėjas girtas ar ten jau siaubingai nešvariom rankom, tai tikrai neįsiu aš ten valgyti, bet ten turbūt ir patys indai rečiau eina. O ten kitą kartą, kad ir gatvėje, jeigu kažkokia tvarkinga vieta, tai ir valgydavau. O apsinuodimai tai įvykę, pavyzdžiui, vieną kartą gyvenau jau 3 mėnesius Indijoje ir nekart neapsinuodijau ir po 3 mėnesių suvalgiau avižinę košę toj pačioj kavinėj, kur visą laiką valgau, kiekvieną rytą, čia kai jogas studijavau ir tada tiesiog nuo tos košės man buvo labai bloga visą dieną, nes maža kas kažkokia bakterija papuolė. Viską. Tai jo, tai turbūt tas pirminis yra baisus apsinuodimas, kai visi atvyksta, nes vadinamas tas Bombay Bomb arba Delhi Belly. Ta pati pradžioj, kol dar mikrobai nesusimaišė. Kiek žinau, neišvengia beveik niekas atvykęs į Indiją, galiausiai to nusitrėdimo atsiprašant, tai toks kaip krikštas būna, o po to tai jau kažkaip man ir nebuvo tų tokių baisių. Tai aš klausydama prisiminiau dar vieną savo komentarą, kurį nebuvau užsirašiusi, bet pagalvojusi, kad jums labai tiktų parašyti tokią saviugdos knygą, kaip susirasti draugų. Nes iš tikrųjų atrodo, tai lengvai, tiesiog kažkur tai. Netgi man labai patiko tas epizodas, visą savaitę maždaug nežiūrėjau į nieką, niekas prie manęs nelinda, tik pakėliau akis, jau per vieną dieną susikūriau socialinį gyvenimą. Man tas toks kaip kultinis pavyzdys kažkoks, kaip žmonės kankinasi vieniši ir nelaimingi ir neturi draugų. Tai reikėtų knygos, kaip susirasti draugų. Tai čia turbūt labai ir paprasta yra, kad reikia būti savo gera kompanija pirmiausiai. Ir turėti savo veiklų, nes žmonės labai nemėgsta desperacijos. Taip čia toks, kol turėtų draugų, tuo mažiau žmonės nori su tavim draugauti. Nes jeigu ten, tai gal einam kur nors, tai gal čia būnam draugės, gal kartą toks atsirana, ne. Ir kai tampi tuo katinu, kuris vaikšto vienas, tai tada ir turi savo veiklų ir savo tiesiog visiškai komforto zonai savyje jaučiuosi, tada žmonės nori bendrauti. Toks irgi. Jo, o šiaip tai kūno kalba labai daug reiškia. Ir čia vėl viena, pavyzdžiui, Amerikoje tai yra mandagumo klausimas tenai, bet aš galiu labai savo kūno kalbą parodyti, ar aš noriu, mes visi parodom turbūt, ar mes norim bendrauti, ar mes visiškai uždarom erdvę, ar mes desperatiškai norim, bet nežinom kaip. Tai tas irgi tokio reikia refleksijos vidinės, ką. Nes aš, pavyzdžiui, ir dabar kartais irgi būna, atrodo, kad aš tenai noriu būti draugė su kokiu klasioku tėvai savo vaikų, o jie tarsi pasisveikina ir nueina nestaptelė ilgiau. Tai irgi su tuo išbūnu ir Radvilai dabar nedėsim batų, ne. Ir svarbiausia, kad leidžiu aš tau tą jausmą pripažinti, jame išbūti, neapsimesti. Atsiprašau, Rasa, dabar aš vėl nusirasiu į vidų ir tada vėl duosiu jum visą dėmesį, nes ateik čia, mažiukai, viskas. Kažkur internetas kažko pastrigas buvo. Ne, atsiprašau. Ateik čia greitai. Einam, ateik čia. Einam, vidų neįsidirbinė. Kaip tyčia, kartais jisai užsižaidžia ir gali šalia ten. O dabar kaip rizikos filmas. Tai tai su tom draugystėm neturiu aš tiesiog aiškaus recepto, bet labai, pati visą laiką stengiuosi reflektuoti, kaip aš jaučiuosi tame. Bet tikrai, gabumai yra, man atrodo, neįliniai šitam plotimiai. Ir šiaip, ta visa knyga tokia, sakyčiau, yra labai tokia terapinė raminanti. Turbūt nebuvo tokia intencijos tokios. Bet ją perskaičius, aš pajutau tokią pasikrovusi, tiesiog pasikrovusi to optimizmo, to tokio jaunatviško, tokio tikėjimo, kad viskas bus gerai, viskas ir būna gerai, tokia šiek tiek kaip pasaka, tokia primena pasakos žanrą iš tikrųjų, nes galbūt ne visiems tai būtų viskas gerai, bet šiuo atveju viskas pavyko, viskas įvyko.
Bet perskaičius ją iki galo radau tą galutinę esė po 10 metų ir man taip viskas nusileido, nes maždaug čia buvo tik pasaka vaikučiai. Iš gyvenime taip nebūna, bent jau aš taip perskaičiau. Tai kaip su ta esė buvo? Ar jos reikėjo tenais gale? Aš jeigu ją įdėjau, tai man atrodo, kad jos reikėjo. Aš skaičiau jūsų atsiliepimą apie tą esę, aš net paskui atsiverčiau tą esę ir pasiskaičiau, kad ten nieko tokio negatyvaus nėra. Tiesiog kaip tik, kad aš dar sakau, kad būtinai noriu sugrįžti į Indiją toje esę, ir kad su vyru, ir kad su vaikais. Tiesiog aš reflektuoju tą etapą, kuriame dabar esu. Ir dabar aš nebekeliauju, tai aš to irgi nenoriu vaidinti, nes žmonės labai po Indijos pradėjo mane pristatinėti, ten, pavyzdžiui, interviu visokiuose kaip keliautoja. Tai, aš pakeliavusi, bet aš tikrai nesu keliautoja dabar jau, aš labai norėčiau ją būti, bet aš dabar negaliu ją būti ir tiesiog ir nenoriu šiame etape, mano kelionė yra vaikai. Tai man atrodė, kad labai reikia būti sąžiningus su žmonėm, aš buvau sąžininga rašydama vieną būti sąžininga rašydama epilogą. O tą laiką reikia, man atrodo, jeigu tai yra ne tiražo kartojimas, o kitas leidimas, tai bent jau kiek aš daugiau anglakalbę literatūrą skaitau, tai visą laiką būna, dažniausiai būna įvadas kažkoks, tai bet aš nenorėjau įvado dėti, blaškyti žmonės, tai man atrodo geriau pabaigoje. Yra taip jau toksai, nes kažkaip visą laiką reikia kažkokios tai refleksijos, net visokios Taip, refleksijos gal taip, bet man tai asmeniškai, čia aš tik nuosi savo, kaip sakoma, nuomonė, kažkaip tai buvo visai kita energetika tarp tų dviejų tekstų. Taip tiesiog. Tai 10 metų juos skiria, tai būtų labai keista, jeigu nebūtų. Jo. Ta prasme, tai tokius mes, kad sako, čia buvo pasaka. Kaip? Ne, viskas kaip tik buvo tikra. Aš labai pykstu, kai žmonės sako, kad romanas padeda prie romano, arba sako, kad taip negalėjo nutikti. Tai man būna labai pikta, nes čia nieks neišgalvotų toj knygoje. Ir turbūt ne vienoje vietoje jau esam girdėję, kad sakėt, kad tai yra geriausia jūsų knyga. Tai aš suprantu, kodėl taip sakot, bet aš noriu paklausti, ar bus dar geresnė, galbūt bus viena Indijoje po 10 metų, ar kažkas. Norėčiau apie Havajus parašyti, bet apie Havajus labai čia visko daug ir sudėtingai, ir man toks irgi, norint rašyti apie Havajus, ir aš tada reflektuojant, kaip rašiau apie Indiją, tai pamačiau, kad turistas, ne tas turistas, kur ten atvažiuoja tik pasifotografuoti, ar ne, bet toksai aktyvus, smalsus keliautojas kartais tikrai gali pamatyti šalį intensyviau ir koncentruočiau negu 10 metų šalyje gyvenanti namų šeimininkė. Tikrai, ir tiesiog tas pats, kas sėdėt kambaryje ir ten kepti blynus, arba tam pačiam kambarį sėdėti ir pažiūrėti dokumentiką apie tą kambarį intensyvę. Tai toks kažkoks, atsiprašau, Radvilai, tu mažyti šiandien esi labai intensyvus, man atsiprašau. Ir aš dar stovą negaliu pasidėti, nes šitą stovą nuvežtų duodu tau tą pienuką, Radvilai. Tai va, tai aš, pavyzdžiui, labai noriu apie Havajus rašyti, aš labai tarsi ir daug čia visko žinau, bet to pačiu su ta izoliacija vieną po kitą auginant kūdikius, jinai yra labai stipri. Ir aš kartais, ir iš tikrųjų, Havajus patyriau turbūt intensyviausiai, kai sutikau savo vyrą ir mes keliavom po salą, kai dar vaikų neturėjom. Ir tada daug ir pamatėm visko ir buvo, o dabar tokia labiau būtų mano knyga turbūt apie Havajus, kai kiek nematai, kaip gali būti, gyventi šalyje ir nematyti. Tai va. Tai aš tikiuosi, kad dar knygų tu parašysiu. Man asmeniškai, aš taip save mėgstu visai objektyviai laikyti, man asmeniškai literatūriškai stipri atrodo mano Mėlynas namas. Turbūt mano kita geriausia knyga, man atrodo, jos lygiavertės. Bet Mėlyno namo labai daug kas nesuprato, netgi yra tokių visokių atsiliepimų, kad jinai tenai nepabaigta, kad aš ten maždaug vaikus prižiūrėdama, ten stalus šluostydama ją rašiau, dėl to tokia gavęs ir taip toliau. Tai čia, kaip tik mano buvo toksai stilistinis sprendimas parašyti, kad tarsi tai yra, įspūdį sukurti mamos, kuri stabdama rašo, o ne realiai, kad aš rašiau. Tai va, bet ir viena Indija buvo nesuprasta pačioje pradžioje prieš 10 metų. Tai aš dar... Nebuvo, aš galvoju, kad jinai kaip tik buvo labai išgirta pačioje pradžioje. Ne, taip, kad
kai aš tą knygą parašiau, tai aš jau buvau kaip jau rašytoja, nes jau buvo trečia ar kelinta ten mano knyga. Trečia, kiek supratau. Aha. Tai jau nebuvo, kad ten aš visai, tokia pirmą kartą tą knygą parašiau. Dėl viena Indijoje, aš ją visą laiką turiu tokį metodą, siunčiu į visas leidyklas, nes ką čia laukti vieną, paskui kitą. Ir visos norėjo ją leisti. Ir norėjo leisti visos, galiausiai liko pagrindinės didžiausios Lietuvos leidyklos ir netgi vyko toks aukcionas tarp leidyklų. Nes viena pasiūlo vieną pinigų sumą, aš sakau gerai, tada aš parašau kitom leidyklom, kad atsiprašau, žinokit, aš jau eisiu su ta leidykla, tada leidyklos man rašo, oi, ne, palaukit, mes jums daugiau pasiūlysim. Tada aš, gerai, tada aš prašau tą kitai leidyklai, žinokit, sorry, man daugiau pasiūlė, tada ne, palaukit, mes dar jums daugiau pasiūlysim, žodžiu, buvo labai man netikėta ir leidyklas galvoja, kad čia bus visiškas bestselleris, čia bus jau wow knyga, nes leidyklom labai patiko ta knyga. Ir tą knygą išleido ir jos tiesiog nepirko. Tiesiog jinai, buvo nepastebėta. Ir man ir leidyklas sakė, kad reklamos tikrai daug darė, labai stengiasi, su knyga viskas gerai, labai geras redaktorius, o, kaip jinai... Tas tik faktorius, kurio niekas negali numatyti iš tiesų. Jo, ir tiesiog jinai taip ir nebuvo tokia, kaip visi tikėjosi. Ir tada man kažkoks tai gėdos jausmas, kad kaip čia aš dabar tą leidyklą nuvyliau, nes jie čia taip, tą mano knygą ten tų pinigų siūlė ir taip stengiasi. Ir pati pradėjau abejoti jo. Ir kažkaip atsiliepimai buvo tokie, gal po kokių, ir jinai labai labai retai išsivažiavo. Atsiliepimai geri atsirado, bet po keleto metų gal labiau, jinai tokia buvo labai labai retai. Tai jie tiražą išpardavė, tikrai ten nereikėjo jos, kad visai nukainuoti ar ką, bet ten labai labai judėjo ir tarp tokių daugiau gal Indijos entuziastų, tokia jinai kažkaip vieta. Matau. Tai va, ir aš, aišku, ir mano žinomumas prisidėjo, bet man atrodo, kad ir gal, ir žmonės kažkaip kitaip dabar žiūri tas keliones. Nes dabar šią vasarą tapo visiškai bestselleriu. Jinai ir knygos LT, man atrodo, iki šiol, dabar jau to rugsėjais, jinai ten yra gal 19 ar 15 vietoj dabar. Aš manau, kad jinai yra nesenstanti, dėl to, kad tokios patirties, kai dar nebuvo interneto, ar ne, dabar internetas viską gadina, o kai nebuvo dar interneto, tai tokios patirties jau nebepakartosi. Tai čia jinai tokia, kaip jau vos ne klasikinė knyga, jau į tą pusę jau suka. Ačiū labai. Tai va, tai klausėt, kokia geriausia mano knyga ar dar bus, tai nežinau, tai aš tikiuosi dar, manau, kad apie Havajus mano irgi gera knyga, aš pati save taip nekukliai vertinu ir aš manau, kad dar labai norėčiau parašyti knygą apie Havajus, ne fikcinę, ne romaną, tokia irgi kaip viena Indijoje, bet jinai būtų visai kitokia. Bet vėl, ilgiau gyvenant, tada aš per daug jau žinau, nes labai gerai, kaip taip ateit, pamatyti įspūdžius ir išeiti, o kai ilgai gyvenant labai daug sluoksnių yra ir istorinis, ir Havajų nepriklausomybė, situacijos, tai tada tokia atrodo labai neaprėpiama užduotis, kaip čia viskas sudėto, visko niekada nereiks sudėti, reikia atsirinkti. Ir iš tikrųjų, man atrodo, labai stengiantis parašyti labai gerą knygą, tai tas stengimas jis irgi jaučiasi. Jo. Tai kažkaip nereikia stengtis iš viso, bet kaip nesistengti, irgi kažkaip neįmanoma turbūt. Tikrai taip. Tai čia toks sudėtingas. Radviliukai, baig. Atsiprašau. Tai nieko. Tai va, tai žodžiu, kalbam apie, kas mūsų dar vis klausot šį vakarą vėlų, kalbam apie Viena Indija su jos autorė Vaiva Rykštaitė, perleista iš naujo knygą po beveik 10 metų. Ir kaip jau minėjau žodžiu, anonse, kad vienas iš skaitytojų brūkšnelis gaus iš leidyklos Tyto Alba šią knygą dovanų, tai aš siūlau padaryti tokį žaidimą, kad parašykite komentaruose komplimentą šiai knygai. Nesvarbu, ar skaitėt ar neskaitėt, dėl ko norėtumėt perskaityti, arba jeigu skaitėt, tiesiog parašykit komplimentą šiai knygai ir vienas iš komplimentų gaus dovaną. Ar gerai sugalvojau? Labai smagu komplimentus skaityti. Tai taip, negi gaila, ne komplimentus duoti. Tai ką, Vaiva, aš jau nebetrukdysiu, nes matau, kad mes šnekam kiek minučių, bet galėtume ilgiau, bet nežinau, turbūt čia brangus tas laikas. Tai kažką paklausti dabar galiu, kol jisai ramus, o jeigu net. Na gerai, dar galiu paklausti tada. Kiek aš suprantu iš jūsų knygų tokios kaip geografinės vietos, tai yra tokios 4 taškai pasaulyje. Tai yra Londonas, tai yra Kaunas, Havajai ir Indija.
Tikrai Ir jos minus kartojasi, tiesiog tie 4 tokie taškai. Ir kažkaip tai Indija, aš nežinau, Indija, matau, man atrodo, kartojasi mažiausiai. Ir tas toksai, gal aš neteisingai suprantu, bet ta tokia patirtis Indijoje, man norėtųsi paklausti, ką jinai jums davė ir kaip jinai jūs dabar reflektuoja tą, ką jūs patyrėt realiam gyvenime prieš rašydama šią knygą. Turbūt viską. Nėra tokio vieno dalyko, kad aš jį išskirčiau į kažkokį. Tai Indijoje, gal pasikartosiu, bet Indijoje aš išmokau būti pati savo geriausia kompanija. Tai tikrai. Nes pradėjau skirti, kas yra vienuma ir kas yra vienatvė ir kad tai yra visiškai skirtingi dalykai. Didelį komfortą jaučiu vienumoje. Ir kuo daugiau komforto jaučiu vienumoje, tuo mažiau jaučiu vienatvės. Tai va iš tos pusės tikrai būna vienatvės akimirkų, kad jaučiu kažkokią atskirtį nuo žmonių ar nuo vyro ir tada atsiranda kažkoks tai tarsi tas, kaip lietuviškai, nežinau, kai needy būni. Nes reiklus tas, kai tau reikia kitų žmonių, va taip desperatiškas toks norėjimas bendrauti. Nori būti reikalingas kažkam, kaip močiutė, kur skambina vakarais visiems, nes ir dūsauja. Kartais atsiranda, bet šiaip gan retai ir vis rečiau. Ir būtent Indijoje aš visiškai perlaužiau tą, kad būt viena, važiuoti viena ir labai paragavau laisvės tokios, kokios net nežinojau egzistuojant. Ir turbūt jeigu nebūčiau sutikusi savo vyro ar vaikų, tai gal ir dabar tikrai keliaučiau po pasaulį, nes tai yra labai labai įgalinantis, labai labai pasakiškas jausmas. Tiesiog pačiai vienai sėsti į lėktuvą ir nuskristi kažkur, bet kur pasaulyje ir po to žinot, kad aš galiu kur tik noriu eiti, ką tik noriu veikti. Ir kaip anglakalbiai sako, the world is my oyster, kad tarsi pasaulis mano kišenėje yra. Tai iš tos pusės labai. Tai va turbūt tą daugiausiai man ir davė ir dabar aš visiškai nebijau, kaip ten, nežinau, aš svajoju, aš tikiuosi, dabar aš vėl sąmoningai nenoriu dėl vaikų palikti jų bažiukų, bet aš svajoju viena kada nors, pavyzdžiui, vieną kokią nuskristi, nes nebuvau niekada, arba, nežinau, ar kad tai su vyru norėčiau, bet yra daug vietų, kur aš iki šiol mielai keliaučiau tik viena. Nes tiesiog, aš tau esu labai gera kompanija, aš labai gerai su savim leidžiu laiką ir labai tada daug patirčių atsiveria iš to, tai man dėl to labai patinka. Tai turbūt tą buvimą, komfortą būti vienumoje, tai tą daugiausiai gavau šiandien. Taip. Man kas įstrigo iš tiesų iš to buvimo viena, iš pasakojimo šios knygos, tai kad niekada apie tai nepagalvojau. Tiesą sakant, knygui pirmą kartą perskaičiau, kad buvimas vienai kelionėje, tai reiškia pastovus galvojimas, ką šiandien veiksiu. Nes kažkaip, man atrodo, visą laiką tas kažkoks planas gyvenimo, jisai tiesiog užpuola. O kai yra ta jau tokia išsikovota laisvė, pavyzdžiui, aš turiu 5 metų, darau, ką noriu, tai iš karto įkrenta tas toksai fenomenas, o tai ką man veikti iš tikrųjų? Tai tas man buvo toks įdomus naujas perskaitimas, aš apie tai nebuvau pagalvojus. Taip, ir iki šiol kartais būna, nes man atrodo, kad aš, ar čia tik aš, ar visi žmonės, nežinau, bet pavyzdžiui, aš būnu labai labai užsiėmusi, visokie ten projektai, darbai, vaikai, ten buitis. Ir jeigu kartais išpuola kažkokia visiškai laisva diena, tokia visiškai laisva, ir tada tokia net baimė apima, tai kaip čia dabar, taip, ką čia, kuo užpildyti tą. Ir labai tos tuštumos šiaip daugiau reikia žmogui, man atrodo, ir labai sveika jį turėti. Nes kartais tas nuolatinis plano turėjimas yra tiesiog bėgimas nuo didesnio klausimo, ką gyvenime apskritai veikiu, kur einu. Taip. Aš tai vaikams įgas, kai Martina sako, neturi ką veikti, sakau, kaip gerai, tu neturi ką veikti, mėgaukis, neturi ką veikti. Taip, tas bet baisus tas jausmas, gal ir vaikai dėl to irgi bijo jo, nes jisai jau kažkur... Nemalonus, ne. Įvei žadina tą didįjį klausimą, tai ką čia apskritai aš veikiu. Tai Indijoje tikrai tas būdavo ir dažniausiai aš būdavo, kad tada iš to tokio egzistencinio nerimo sudarydavau kažkokią tai grafiką, kažkokių tai turistinių objektų, kurie galbūt nėra man taip giliai širdyje įdomus, bet tiesiog tai būdavo veiklos planas, gerai, aš šiandien iš šventyklą. Taip, o paskui jau tas ėjimas iš šventyklą, aš būdavau labai atvira tam, kas nutiks pakeliui ir tada jau
nu, nes negali atsikelti ryte ir laukti, ką čia dabar, vis tiek kažkur turėjai kažką. Pro duris išeit reikia. Taip, paskui tada tas ėjimas į šventyklą virsdavo kažkokį nuotykių, kažką pakeliui sutinku, arba pasiklystu, arba kažką atrandu, ko nesitikėjau, arba su kažko susipažįstu, ir tada aš jau būdavau labai atvira tam, kur mane tie dalykai nuves ir kas nutiks. Tai irgi išmokė tokio. Dar prisiminiau, va, Indijoje labai išmokau pajusti kelionę su visom jos dalim, nes, pavyzdžiui, kai pas mane ten atskrido draugai į Havajus ir jie paskui atgal skrenda ir sako, oi, blemba, viskas, kelionė baigėsi, dabar liko 2 paros skrydžių. Ir aš jiems sakau, bet tai tos 2 paros skrydžių irgi yra kelionė. Nu, jūsgi busit gyvi, gyvensit, mąstysit. Nu, labai nemėgstu tokio mąstymo, kad, nu, vat kelionė tada, kai jau ten sėdi su kokteiliu bare, o viskas iki tol, tai ėjimas link kelionės. Nes man atrodo, kelionė tai yra, kai lagaminą pradedu krautis. Atsiprašau, sekundėlę, aš tik į kitą pusę jį pasidėsiu. Nu, bet Radvilai esi šiandien kaip niekad. Mydį. Tai va, tai man to vat ir išmokau tą išjausti, kad kelionė yra, kai pradedu pakuotis lagaminą, jau kai pradedu planuoti, tai jau yra kelionė ir kelionė yra viskas. Ir tai, kai aš sėdžiu lėktuve, ir laukimas tarp skrydžių, ir laukimas traukinio, ir buvimas traukinyje. Visi tie tos nuobodžios dalis irgi yra kelionė ir jas galima paversti įdomiom. Galima paversti ir nuotykių, galima išnaudoti laiką, pavyzdžiui, skaitimui, filmų žiūrėjimui, kalbėjimui su žmonėm, meditacijai, nu, bet kam, bet tai visą yra kelionė. Ir aš kai dabar, pavyzdžiui, labai daug skraidau ten per Atlantą, tai irgi labai netgi laukiu tų skrydžių, nors ir sunku su vaikais, negalima šitų siūlų tampyti, nors ir laukiu skrydžių, sunku su vaikais, bet Radvilai, nu, aš atsiprašau. Kas tu šiandien esi? Aš atsiprašau labai. Tai nors ir sunku su vaikais, bet vis tiek aš toj kelionėje kažką patiriu, kažką tai išnaudoju. Ir galų gale, kai pas mane žmonės atskrenda iš Havajų arba į Havajus, tie tarp Atlantiniai, tai jie dažniausiai būna pilni įspūdžių apie tą skrydį, tik jie patys nesuvokia to, nes būna, aš sakau, nu tai ką noriu šiandien veikti, oi, žinok, tenai buvo lėktuvė toks juodas, ar ten toks liesas, ar ten toks, ir man ten sakė, ar ten jie būna jau pilni to vyksmo lėktuve, tik jie nesuvokia, kad jie jau keliavo, nu, kaip, kad jų ta kelionė prasidėjo. Taip, nu čia irgi labai gera mintis iš tikrųjų. Tokia kažkokia nauja, sakyčiau, aš irgi apie tai nebuvau pagalvojęs, kad kelionė yra ne vien tik tai atvykimas, bet ir vykimas taip pat. Sėdėjimas ten kažkur traukinį. O dar noriu paklausti tada, kad jau kalbam tai apie tas dvasinės praktikas. Kaip su jom? Nes man toks jausmas, kad Indija ir liko Indija ir tada baigėsi ir joga, baigėsi ir meditacijos, viskas baigėsi. Bet kaip tai įmanoma? Aš, pavyzdžiui, galvoju, jeigu žmogus jau pradeda, tai jis tiesiog negali baigti. Jeigu jis pradeda, pavyzdžiui, nu ką čia jis gali pradėti, kad negali baigti? Nežinau, skaityti knygas, tai jis nebegali sustoti, nebeskaitysiu daugiau, nes tai yra kažkaip labai faina. Tai tikrai nesibaigia, tik aš tiesiog nedarau jogos fizinių pratimų, bet aš darau karma jogą. Karma joga yra tarnystė kitiems. Aš dabar metu multitaskinu jungiu. Intencija, žodžiu, kažkokia, ar ne? Taip, tai yra tarnystė kitiems ir šiuo metu mano karma joga yra mano tarnystė mano vaikams ir mano namams ir tai yra labai sąmoningas pasirinkimas ir be to dvasinio aspekto aš turbūt negalėčiau būti nei tokia gera mama, nei tokia kantri namų šeimininkė. Tai tas tikrai yra ir daug dvasios, tiesiog aš to, kaip pasakyti, jeigu to nėra socialiniuose tinkluose, tai nereiškia, kad to nėra apskritai gyvenime. Ir aš nedarau jogos fizinių pratimų, asanų, bet joga nėra vien apie tai. Ir aš nesėdžiu medituoti sukryžiavus kojas tiesiog ant kilimėlio. Nes čia irgi yra tam tikra prabanga, turint 3 vaikus, šunį, katę, 2 žuvytės, vyrą ir sodą. Tai čia kaip ir menininkai, kurie įkvėpimo laukia. Tai įkvėpimo laukti gali menininkai, kurie turi labai daug laiko ir jie iš to dar negyvena, arba jau gyvena taip gerai, kad ten milijonais uždirba ir gali sau leisti laukti įkvėpimo. O jeigu esi tikrai produktyvus, degantis, dirbantis menininkas, tai kaip Picasso sakė, įkvėpimas egzistuoja, bet jis turi tave užklupti dirbant. Taip. Tai taip pat ir su ta dvasinė praktika. Tiesiog aš turiu tam tikrus įsitikinimus, tam tikrus ryšius su savimi ir su mane supančiu pasauliu,
aš turiu tam tikras tokias vertybių sistemas, ten pavyzdžiui, kad ir iš jogos, jeigu duosiu pavyzdį, kad tai yra tiesos sakymas absoliutus ir švara. Tai aš turiu ritualus, ten kiekvieną rytą prasišluoju kambarį, pasikloju lovą, uždegu smilkalą, kiekvieną vakarą uždegu žvakę, kiekvieną rytą mintise padėkoju už labai dėkoju per dieną labai daug kartų. Tiesiog dėkoju ir dėkoju ir dėkoju. Tiesiog aš tokių seilėtų, kur ten dažnai rašyčiau į Facebooką ten apie dėkingumą, ar tiesiog parašau, tikrai būna, bet nėra, kad aš ten to kažkaip tai nežinau, nes aš nejaučiu poreikio. Tai yra mano, tai yra man. Galvoju, dabar aš pradėjau mokytis hulos havajiečių, tai aš jų dvasinės praktikas dabar kiekvieną rytą, kai tik atsibundu, pradedu savo genealogiją kartot, nes taip mano mokytoja moko, tai kad nuo ko prasidėjo ir pradėti nuo mamos, močiutės tėvų ir tada eiti link savęs. Tai va. Tai bet aš dar neišmokau havajiečių žodžių, tai savo šeimos pavardės vardus žinau visų, bet dar ten mokausi tas frazės havajiečių kalbą. Tai tos dvasinės praktikos jos visą laiką yra mano gyvenime, aš esu labai įpročio ir ritualo žmogus. Tai tikrai tiesiog, kaip pasakyti, aš nedarau Facebook'o posto apie tai, kaip kiekvieną kartą aš smilkalą uždegiau. ar ką. O dabar dar, jau man tų klausimų, tai kaip sakyti, niekada nesibaigs, jeigu ką tai stabdykit, bet dabar dar noriu paklausti apie knygų idėjas. Nes yra visokių rašytojų, ne visokių, kaip pasakyti, rūšių rašytojų. Yra, pavyzdžiui, rašytojų, kurie renka istorijas iš pasaulio ir tiesiog jas užrašo. Fikcija, bet kažkokias realias istorijas atsitikusias žmonėm. Man atrodo, kad jūs esate tokia rašytoja, kuri renkat patirtis ir paskui jas užrašot. Ar taip ar ne? Turbūt, galvoju, niekad negalvoju, žiūrint apie ką, žiūrint kokia knyga, nes man atrodo visos labai skirtingos. Dabar aš rašysiu knygą apie žmonių kitų patirtis, apie sovietmetį, tai bus, kad renku istorijas labai tiesiogiai. Bet kai kada man nieko nereikia rinkti, tik tai aš kaip terapiškai noriu kažkokią tai emociją knygoje perdirbti, kaip pavyzdžiui, Mėlynas namas Havajose, tai man nieko rinkti nereikėjo, tik tai tikrai savo patirtį kažkokią tai reflektuoti. Bet šiaip man įdomu ir apie kitus žmonės rašyti būtų, tik aš dar gal nesuspėjau to. Aš dar tikiuosi, kad dar visaip pabandysiu. Bet šiaip, kaip pavyzdžiui, kai kurių fikciją, tai kaip tik labai dažnai ir iš kitų žmonių ir istorijas pasiimu, ir pasiimu iš realaus gyvenimo kokį nors žmogų, kuris paskui tampa knygos herojum, visai kitoj situacijai, kitoj aplinkoje. Matau, mažiukai, matau. Tai turbūt visai, bet man turbūt svarbiausia, jeigu taip, tai yra vis dėlto mano patirtis ir refleksija ir po to tą patirtį perdirbti į kažką kitą, kas būtų naudinga man. Tas pats sovietmetis irgi yra patirtis, asmeniška, šiokia ar tokia. Ar ne? Jeigu aš noriu, tokią turiu idėją, užrašyti yra kolektyvinė atmintis, kurios nepatyriau jau nei aš, nei mano tėvai, bet ta kolektyvinė atmintis yra atėjusi žmonių senesnės kartos, kurie pasakojo savo vaikam ir anūkam, kaip buvo prie Ruso, kaip vyko tremtis, kaip tie visi baisumai vyko. O po to jau viskas tarsi buvo geriau ir švelniau. Pavyzdžiui, aš sovietmečiu iki 7 metų augau, bet man tai nieko blogo nebuvo, ar ne? Bet aš vis tiek turiu tą kolektyvinę atmintį iš senelio atėjusią, kad tai iš esmės buvo blogis. Tai aš noriu tų žmonių, kurie nepatyrė baisumų, bet kurie turi pasakojimus savo senelio, bet jų tą pajautimą užrašyti. Tai dar nepradėjau intensyviai dirbti, bet tiesiog dėliojusi, galvoju šitą istoriją. Tai man įdomu būtų sužinoti, kodėl būtent šitą idėją nusėda į potencialios knygos temą. Kodėl būtent tokia idėja? Nes tų idėjų tai čia yra visokių ir visur ir kokių tik tai nori. Kaip tas idėjas laimi, kaip koks spermatozoidas laimi vienas vienintelis. Kaip tas idėjas laimi? Tai todėl turbūt pagrindė, tai dėl karo Ukrainoje labai, turbūt ne man vienai vėl vyko kažkokia tokia vidinė krizė ir vertybinis pervertinimas viso to. Nes kai prasidėjo karas Ukrainoje, aš pajutau labai tokią realią grėsmę, kad Lietuvai yra grėsmė, kad yra labai grėsmė
didelė grėsmė iš tikrųjų Lietuvai, ne teorinė, ne istorinė, bet dabar. Ir ką Lietuva man reiškia, ko nereiškia ir ką man reiškia būti lietuvė. Tada labai stipriai tą reflektavau tais mėnesiais ir man atrodo, kad lietuviai neatliko namų darbų, kaip pavyzdžiui, žydai apie holokaustą labai daug yra papasakoję pasauliui ir labai vokiečiai, aišku, savo ruoštų labai daug kaltės jautė ir tarsi yra toks įvykęs kaip išrišimas kažkoks tai, ne, pripažinimas viešas, kad mes buvom neteisūs, o mes buvom aukos ir štai kas atsitiko. Pavyzdžiui, apie sovietmetį, tai nėra, lietuviai tarsi nenorėjo garsiai rėkauti, tą laisvę atgavo ir daliau, kad neerzint Rusijos tipo ir nevyko, tai Rusija iki šiol yra nepripažinusi visų, realiai genocido vykti to. Tai ne Vokietija, jie to niekada nepadarys. Taip, bet mes netlikom savo namų darbų kaip tauta, papasakot viską iki galo, taip ir gal, man atrodo, kad negali būti per daug tų knygų ir jos gali būti visaip kitaip aprašytos, tai kažkaip man iš to atsirado toksai noras ir gal ir kad mano vaikai žinotų, kaip viskas buvo ir jau. Nes aš matau dabar, ten čia jau visai kita tema nuo Indijos nutolstam, bet yra amerikiečių, kur, pavyzdžiui, ten kažkokiose grupėse ar ten šiaip komentaruose, tai amerikiečiai apie sovietmetį atsiliepia labai pozityviai, kad tai buvo labai gera santvarka, kad žmonės gavo nemokamus butus ir nemokamą maistą ir valstybė labai juos mylėjo ir labai rūpinosi savo piliečiais ir jie sako, kad tai aš kvaila, kai aš ten kokiuose komentaruose susikolioju ten su kokiais ar ne, kad aš čia nežinau, jie žino, kaip viskas ten buvo gerai. Tai vakar klausiau podcasto tarp labai išsilabinusių doktorančių, lietuvaičių jaunų ir jos irgi, man čia dar aš virškinu tą informaciją, dar nebaigiau klausyti, bet jos galima sakyti, kad pozityviai apie sovietmetį taip tiesiog irgi atsiliepia. Tai man atrodo, kad ta tema pakankamai šviežia, ten tik 30 metų praėjo, aš dar pati gimusi tuo laikotarpiu, aš dar pati savo bandau atsakyti, ką tai reiškia man, mano tapatybei, mano šaliai. Aš turiu klausimų savo tėvams, pavyzdžiui, ten dėl ir jau paklausiau pagaliau mamos, ką jai reiškia komunizmas ir aš žinau, kaip mano prosenelė mane auklėjo, kurios vyras buvo nukankintas rusų. Tai žodžiu, ta tema man dar yra pakankamai skaudanti. Ten 30 metų nėra daug tikrai nei tautai, nei žmogui, kad visai pamiršti. Tai visai nauja kryptis, kiek aš susipažinusi su jūsų kūryba. Absoliučiai. Politinė kryptis, tai čia tokia visai sakyčiau, visiškai kita. Aš nežinau, ar man pavyks pirmiausia, o antra, tai nebus politinė kryptis, aš noriu tiesiog surinkti žmonių pasakojimus ir gal kažkokius. Panašiai yra apie mano nuostabiausią močiutę, kažkas irgi ten, aš neskaičiau, bet maždaug kažkas tokio. Tai galbūt neskaičiau, tai nežinau, galbūt kaip Svetlana Aleksiejevič, pavyzdžiui, kaip jinai rašė apie Černobylį, tai tiesiog žmonės davė jiems eterį kalbėti, kaip jie jautėsi ir jinai tiesiog apjungė tas visas istorijas. Tai sakau, tai visą laiką kiekviena knyga būna vis kita tema ir vis iš kitur atėjus. Taip, bet ta tema turi deginti iš vidaus, nes darbas yra didžiulis, tą temą suguldyti į romaną, tai nėra vienos dienos toksai užsimanimas, tai už tai jinai turi tiesiog būti, tokia ta tikroji, ta tokia, kuri labai jau laimi prieš visas kitas temas. Ar jūs rašot vienu metu kelis romanus, ar vieną jau koncentruojatės į vieną kažkurį? Visaip yra buvę. Dabar aš metus laiko nieko nerašiau, tai irgi labai pailsėjau ir noriu užpildyti galvą naujais dalykais. Kažkaip pasijutau, kad noriu išsilavinti daugiau, kažką pastudijuoti, paskaityti, kad galėčiau iš naujo tiesiog idėjas, kaip čia, angliškai reinvent iš naujo jas. O buvę yra dalykų, kai tokia pilna jaučiuosi, kad vienu metu rašau vieną knygą ir jau darau planą kitos knygos ir dar 3 knygos galvoje. Tai turbūt irgi labai nuo etapų priklauso, bet dabar kaip 3 vaikai yra, tai dabar aš ir su jumis kalbėjau, tikrai atsiprašau, čia gal atrodo, kad nepagarba jums, bet tiesiog aš kitaip negaliu, aš viską taip darau. Ačiū, kad apskritai prisijungėte. Tai mano visi darbai vyksta, išskyrus rašymą, aišku, kai rašau, tai jau neįmanoma rašyti, tada per pietų miegą aš stengiuosi rašyti, bet per pietų jau būna kokios 3 nakties.
tai negalėjau. Jo. O kai rašote, iškraunate energiją ar pasikraunat? Čia irgi toks įdomus yra, vieni taip, kiti taip. Išsenkas, ne viskas, neturiu jėgų, kai parašau kažkokį tekstą, ar taip pasikroviau, kad, vėl pilna. Turbūt nei tas, turbūt aš įsižeminu. Man rašymas yra būdas tiesiog susirinkti save. Tai aš nesijaučiu nei pasikrovusi, aukštyn pakilusi, nei nusmukus žemiau, tiesiog aš kaip tik surandu savo centrą parašius tekstą. Man paaiškėja, nes aš ypač, jeigu, pavyzdžiui, būna netgi kažkokios patirtis asmeninės, ar ne, ten jeigu mes, pavyzdžiui, kažkur keliavom, atostogavom, kažkas daug vyksta, ten su kažkuo susipykau, su kažkuo susitikau ir man būna taip, aš jaučiuosi tokia, kaip su kurį būčiau skalbimo mašino įmesta ir jeigu aš parašau kažkokią tai esę, kur tik jinai bus man vienai, tada aš jaučiu, kad tarsi sustojau ir suradau savo centrą, savo ašį ir tada po to vėl galiu toliau rinktis, ką jausti, ar kur eiti, ar niekur neiti. Tai vat toks. Tai tokia kaip žodžiu įsižeminimas iš tikrųjų. Tai ką, primenu visiems klausytojams, ir kurie klausys ir klausėsi ir klausosi, kad sakykite, rašykite tiksliau komentarus komplimentą šiai knygai, kurią skaitėte arba ne, nesvarbu, ir vienas žmogus gaus šią knygą dovanų iš leidyklos Tyto Alba į namus. Tai prašom, naudokitės progą. Tai ką, Vaiva, tai jau mūsų valanda ištekėjo, labai ačiū už atsakymus nuoširdžius, kaip sakėt, pagal jogos praktikas nieko nemeluoti, viskas buvo taip, kaip buvo. Ir labai linkiu sėkmės šiai knygai, kuri man labai patiko, ir laukysim naujų kūrinių, ypač tokių įdomių, netikėtų, arba netgi, sakyčiau, ne vaiviškų, bet pamatysim, kas ten gims. Ir ką, tai gražaus turbūt popietės, ne, mums jau gražaus vakaro. Ačiū Jums labai už kantrybę, nes aš įsivaizduoju, kaip blaškė tas mano mažiukas. Bet... Manęs tai neblaškė, man tai tik tai gaila, kad pačiai reikia taip nervuotis, man tai nieko. Aišku, kad aš labai rami su juo, tik tai, taip būna. Bet dabar visi, pažiūrėjau, sėdi ir varamo, bet čia nenuspėjame. Jo, iš tikrųjų. Ką jis sugalvoja. Tai va, tai labai ačiū, kas buvo. Ir paskui, kur pasidalinti, man parodysite, ne? Jau kai baigsim pokalbį, aš nelabai žinau, kaip čia viskas veikia. Aš tiesiog atsiųsiu nuorodą. Gerai. Ačiū labai tada. Ačiū labai. Iki tada. Iki.